Sveikinuosi vėl su Verta meilės klausytojom. Šiandien turiu nuostabią pašnekovę, Lina Laputės.lt įkūrėja, kuri nusprendė ir nusprendė kartu su manimi įrašyti šitą podcastą tema, kuri labai labai reikalinga ir naudinga ypatingai mamom, kurios augina vaikus. Nes labai dažnai, kai mes įsisukam į tą verpetą, į tą kasdienybę, į tą auginimą savo tų mažųjų atžalų, mes pamirštame visiškai save. Vienas dalykas, pamirštame save, pamirštame savo vyrus ir tampame tik tai mamos. Ir labai dažnai, kai aš savo klienčių paklausiu, sakau, gerai, tu man eiliškumo tvarka, prašau, sustatyk. Reiškiasi moters, žmonos, pagal visus vaidmenis, kuris vaidmuo yra dabar dominuojantis. Tai aš pasakau, yra moteris, yra ten žmona, yra mama, yra dukra, yra darbuotoja. Ir man dažniausiai moteris pasako, nu tai mama, nu tai paskui darbuotoja dažniausiai, žmona ten kažkur pabaigoje, o moteris dažniausiai belieka paskutiniai vietoj. Tai šiandien mes Linai ir kalbėsime apie tai, kaipgi vis dėlto tos moteris turėtų užsiimti savimi, turėtų skirti laiko savo ir, kas svarbiausia, dėl to nejausti jokio kaltės jausmo. Tai Lina, labai ačiū, kad esi kartu. Labai ačiū, kadangi tavo sekėjos ir tavo auditorija yra būtent šitos moterys, kurios tikrai nori savo vaikams duoti tai, kas geriausia. Ir mes labai dažnai įsisukam į tą, nu kaip galiu dar geriau, nu kaip dar galiu būti tobulesnė mama. Ir aš jums galiu pasakyti vieną paprastą taisyklę. Aš esu 4 vaikų mama. Ir žinokit, aš nesu tobula. Kad ir kaip stengiuosi, kad ir kaip mokinuosi, kaip norėčiau viską padaryti, bet aš priimu tai kaip normą. Jie yra mano mokytojai ir aš per gyvenimą einu mokindamasi ir tikrai pridariau klaidų ir tai yra normalu. Bet kas svarbiausia ir apie ką mes šiandien su Lina norim kalbėti, mielosios, sugrįžkite į save. Ir vėl kreipkite dėmesį ir būkite tos princesės, kurias vedė jūsų vyrai. Tai Lina, prašau, papasakok, gali ir apie save šiek tiek, apie savo veiklą ir apie tai, kaipgi tu nori dalintis ir dar labiau duoti tom moterim, kurios yra jau šiandien dienai klientės, o galbūt taps tavo klientėmis. Iš tiesų, veiklą mes vykdom vaikiškų žaislų ir prekių vaikams jau 8 metus, 7 metus mes turim fizinę parduotuvę ir iš tiesų aš tikrai labai matau, kaip mamos pergyvena ar teisingai lavina vaiką ir viskas suteikia vaikam ir tas toks kalties jausmas, jis tikrai labai jaučiamas ir laiko savo prasme kalties jausmas, ar ne, nes mums kažkaip atrodo, kad nu tai kaip aš dabar tą vaiką paliksiu, ne, ta visuomenė turbūt kažkaip spaudžia mus, nes tarkim, jeigu tarkim, kad ir 6 mėnesių kūdikį ar mama paliktų, kad ir pusdienių dienai ar tėčių, tai jau kažkaip visuomenė turbūt gal byliai, gal nebyliai, ar išreikštų žodinę išraišką, vertintų jau kažkaip paliko vaiką su tėvu. Bet jeigu tėtis išeitų, tai kažkaip to spaudimo mes nebejaučiam. Kažkaip ir normalu, kad tėtis išėjo, turi savo reikalų. Tai kažkaip norisi normalizuoti ir palaikyti tas mamas, kad tai nėra kažkoks kalties jausmas, nėra kažkaip, kad tu myli mažiau tą vaiką, todėl, kad tu ir skiri laiką savo. Ne, kad ir kasdien, kad ir kartą į savaitę, nežinau, kaip kas gali, bet kad tai yra normalu. Kad mes turbūt visos labai norim būti tokios linksmos, laimingos mamos, tai iš tiesų to šaukti kažkaip mes tikrai nenorim ant vaikų, bet tas šaukimas dažniausiai ir gimsta iš to, kad kažkokie mūsų poreikiai vidiniai yra nepatenkinti, ar ne, ir tas tiesiog išeina į išorę. Jo, čia topinė tema, čia yra pagrindinės mano klientės iš tikrųjų. Ką mes galim duoti kitam, jeigu esam pačios tuščios? Taip. Ir mes labai dažnai turim tą kaltės jausmą, nes dažniausiai užaugome šeimose, kur pastoviai reikėdavo dirbti ir būti naudingai. Taip. Ir tas atsisėdimas ir netgi namuose, kai tas vaikas miega, atsisėdimas ir išgerimas kavos ar arbatos ir pasimėgavimas kava ar dar kažkuo, tai ar serialų, mum iš tikrųjų viduje gimdo tokį kaltės jausmą, kad kaip aš čia, šitiek skalbinių neplautų, valgyti nepadaryta, dar kažkas nepadaryta. Ne? Ir tokiu būdu mes vėl save kaltinam ir graužiam, kad aš dabar atsisėdau ir pasėdėjau ir pailsėjau. Bet kaip aš sakau, visą laiką moteris supraskit vieną dalyką, kad jūs esate kaip, šita stiklinė vandens. Ir įsivaizduokit, kol jinai pilna arba netgi sklidina, tai tu iš tos stiklinės gali ir vaikam, ir vyrui, ir dar aplinkiniam duoti. Bet jeigu tu ją visą išgėrei,
ką tu gali jai duoti? Nieko, niekam. Ir tokiu būdu, kaip tu sakai, tada tu ir balsą pakeli, tada tavo kantrybės nebėra, tada tu ir aprieki, tada tu ir iš viso galvoji, nu, šita motinystė apie šitą, tai aš čiagi jau Tada seniai, ir vyras kaltas. o papasakosiu savo istoriją. Pagimdžiau pirmą vaiką. Visiškai nieko nežinau apie motinystę ir kaip aš sakau, jeigu mes galvojam, kad vairuotojo teises tai reikia išlaikyti ir mokintis, ane, tai motinystėj jokio pasiruošimo nereikia. Staiga tu Įgimta. mama. Viskas, mamai įgimta viskas. Tai Tai man buvo taip, aš staiga mama, man 24. Kur tau, man galvoji tik karjerą, man galvoji tik tai ego pripažinimas ir visi kiti dalykai. Ir staiga aš važiuoju namo su to vaiku ir suprantu, kad dabar aš nei valgyti negaliu, ko noriu, nei nusipraust, kada noriu, aš iš viso nieko nebegaliu daryti, ko aš noriu, o neduok dieve vyras pasvėluos į namus, grįžti po darbo. Tai tada jau visai pasaulio pabaiga. Ir va šitoj vietoj aš tą būseną taip gerai atsimenu ir aš atsimenu, kad kai man kas nors pasiūlydavo paimti tą vaiką, aš su džiaugsmu jį atiduodavau. Ta prasme, nes aš jaučiu, kad jeigu iš manęs jo nepaims dabar, tai aš tiesiog nebegalėsiu suvaldyti savęs, nes aš jaučiu, kaip man viduje visos emocijos tiesiog liejasi per kraštus. Ir aš manau, kad ta mano būsena nebuvo kažkuo kita negu visų kitų mamų būsenos. Ir tai yra, ką tu kalbi, tai yra, netgi turėtų būti grafikas sudarytas, kada mamos yra laisvadieniai. Nes kaip tu sakai, ypatingai Lietuvoje visuomenė yra tokia, kad supranta, kad mama su vaiku turi būti ir tai yra norma. taip. Ir dar džiaugtis ir negali skūstis. Nes beje irgi kažkaip, gal praeitą savaitę kažkoks buvo įrašas socialinėje erdvėje ir ten kažkaip mama, aš ten tiksliai neatsimenu, bet labai apie motinystę ir įsidėmėjau komentarą vieną, kad tai jūs pačios pasirinkot būti mamam. Ir toks jausmas, kad jeigu tu jau esi mama, na tu pasirinkai, gerai, sakykim, tai pasirinkai būti mama, bet tu jau nebegali skūstis, tu turi tik tai džiaugtis ir, na, švytėti toj motinystėje, ar ne? Ir tu negali sakyti, kad ten man trūksta miego, ar ten trūksta laiko savo, nu, bet toks kažkoks kaip, nu, nusižengi motinystėms kanonams kažkokiems, ar ne, kad, nu, va, tu pasiskundai. Nu, tai taip, tai turbūt neturėtų būti ir turbūt dabar ypatingai sunku to mamom, aš manau, nes anksčiau mes kažkaip turėjom ir tos močiutės laisvesnės buvo, ar ne? Taip. Dirbančios, ar ne, kai buvo tie kūdikėliai. Ir gyveno dar ankstesniais laikais visa šeima didelė, ar ne, kur tą vaiką kažkaip prižiūrėjo, kažkaip pasikeisdavo. Tai dabar mama dažnai būna, jinai tokia izoliuota, ar ne, tėtis dirba, močiutės dirba, ar ne, kažkur. Ir ta mama viena visą dieną, visą naktį su tuo vaiku, nu, tai tikrai toks izoliacija ir tas spaudimas didžiulis, nes, nu, tu turi būti ir labai gera mama, ir lavinti tą vaiką, ir sugalvoti veiklas kažkokias, ir kartu savęs neprarast, ar ne, dar plus socialiniai tinklai, kur su nuomonės formuotojam, ar ne, kurios ten švyti, švyti, namai blizga, ar ne, ir kelionės, ir kažkoks verslas atidarytas, viskas sekasi, o tu namuose čia su halatu, rankšluosčiu ant galvos, žinai, ir nesusitvarkai su savo gyvenimu. Tai turbūt tas labai spaudžia mamas ir šiek tiek jos pasimeta toj motinystė, nes tada atrodo, kad tu kažkiek netikusi, nesugebi susitvarkyti su savim, su savo gyvenimu. Jo, tas baisus lyginimas, žinai, va, ypatingai, ką tu pasakė apie socialinę erdvę. Tai mielosios, aš jums galiu pasakyti, neįmanoma. Neįmanoma būti ir verslininkė, ir mama, ir žmona. Žiūrėkit, aš bandžiau, nepasisekė. Ir daug žinau tokių, kurios irgi bandė ir nepasisekė. Tu vis dėlto turi rinktis. Motinystė yra nuostabus etapas ir tikrai Dievo dovana. Ir tai yra didžiausias darbas ir prasmingiausias, kokie moteris gali atlikti šitoj žemėje. Dėl to, kad mes auginam vaikus be jokios naudos savo. Teisingai, nu, va, aš turiu, pavyzdžiui, 4 vaikus, iš kurių nuo rugpjūčio turėsiu tik tai 1 namuose. Tai jūs galvojat, ačiū labai ten dažnai sako, nu jie viskas, ačiū mama, fainai, gerai, kad užauginai, gerai, kad viską davei ir dabar aš jau gyvenu savo gyvenimą. Ir aš džiaugiuosi, kad taip yra, bet esmė, man naudos nuo to jokios absoliučiai. Tai mes darom nuostabų darbą. Vienas dalykas, tik reikia suprasti, kad jis yra laikinas ir aišku, juo reikia mėgautis, bet niekada nepamiršti, kad aš kaip moteris esu numeris 1. Ir jeigu jau mano širdelė kalatojasi ir miegas, tiesiog galiu miegoti stovėdama, žinokit, atėjo laikas, kai reikia pasakyti, man reikia pagalbos.
Ir tai nėra silpnumas, tai yra stiprybė. Kai moteris atsisuka į save ir supranta, kad toliau jinai šitaip nebegali. Ir lygiai taip pačiai tie vyrai, kaip ir mes moteris, jie yra tėvai. Lygiai taip pačiai aš gyvenu Skandinavijoje. Čia jau, kaip aš sakau, perlenkta į kitą pusę lazda. Bet iš principo tėvas ir mama, tai yra 50 ant 50 vaikų priežiūroje. Ir negalima sakyti, kad mama turi daryti viską, tėvas nedaro nieko ir dar jinai turi šypsotis ir būti laiminga. Tai visą laiką tik sugrįžkite į save. Visą laiką tik sugrįžkite į save ir pradėkit nuo to. Aš gerai jaučiuosi šiandien ryte. Kaip aš jaučiuosi ir kaip aš galiu save palepinti. Vat kiekvieną mielą dieną pagrindinis klausimas, kaip aš šiandien savo galiu duoti, kad galėčiau po to duoti kitiems. Ir be jokio kaltės jausmo. Ir kas yra tas vaikų lavinimas, ne, vat pas tave ateina, aš įsivaizduoju, nu kokį aš čia žaislą galėčiau nupirkti, kaip aš čia galėčiau kažkokį dar užsiėmimą. Mes mamos labai dažnai pakeliam savo kartelę taip aukštai, kad atrodo, kad mes dabar norim tiem vaikam duoti, nu va tiek, aš galbūt negavau ir labai dažnai mes tai darom iš trūkumo arba kažko aš negavau, tai dabar tam vaikui duosiu maksimum. Būreliai nuo ten 2 metų, ne, ar ten nuo 3. O iš tikrųjų, mūsų vaikui iki mokyklinio amžiaus jam reikia tik kurti ir tik lavinti savo vaizduotę. Tai vat, imkit ir darykit tik tai, kas aplinkui ir nustokit įsivaizduoti, kad jūsų vaikas 2 ar 3 metų gali būti vunderkindas, kuris kalbės 5 kalbom ir supras matematikos uždavinius. Nu, gal tokių ir yra, ne, yra tokių vienetai. Bet iš principo, šiaip mūsų dalykas ne apie tai. Ir jeigu galvojam, kad mes mamos čia kažką tai iš tikrųjų darom, tai aš kaip sakau, būkim geros, tik negadinkim nieko. Nes tie vaikai ateina su visom programom ir su visom dovanom. Tik tai nesugadinkim to, kas jau ten yra. Tai va, reiškia, kaip tas turbūt laisvas žaidimas yra pagrindinė esmė, kur va, tu minėjai matematiką, ar ne? Nu, tai tie vaizduotės žaidimai, jie labai susiję su matematiniais įgūdžiais. Tai jeigu mes tą vaiką irgi, va, kaip tu sakai, iš savęs reikalaujam, ar ne, bet tada palaipsniui, tas mūsų vaikas kartais tampa kaip projektų, žinai. Jeigu va, jis tam tikram laikotarpį nemoka abėcėlės ar nemoka, ten nežinau, iki 100 skaičiuoti, ar ne, tai mes jau kažkaip save suponuojam, kad mes esam bloga mama ir mes kažkaip neįvykdėm kažko. Tai vat, ir tada tie reikalavimai, jie pereina vaikui. Ir tada vaikas, jis toks tampa, na, toks tarsi mūsų kalėjime, ar ne, kažkokiuose rėmuose, kur va, tu turi būtent taip ir kodėl tu, žinai, nemoki. Tai va, tas irgi apribojimas turbūt kartais nenauda būna, o net žala tam vaikui, nes mes jį labai suspaudžiam ir neleidžiam jam augti taip, kaip jis nori, žinai, gal jis iš pradžių ne matematika, gal jis ten iš pradžių, nežinau, kažkokią kitą kryptį augs. Tai va tas irgi labai svarbu nepersistengti, nu, kad tas vaikas galėtų save realizuoti. Nes aš labai dažnai mėgstu sakyti, žinai, mes kaip angelai sargai, realiai tiem vaikam. Nu, tik žiūrėkit, kad jisai saugus būtų, kad jisai nenusisuktų, nenusilaužtų, neįkristų į kažkokią ten bedugnę, žinai. O visa kita, jie patys žino. Pažiūrėkit, jeigu mes tik stebėm savo vaikus, kaip jie susigalvoja žaidimus iš niekur, ne? Atsimink savo vaikystę, ką mes darėm, ne? Tuos visokius štabus, ten visokiausius, reiškiasi, tarp medžių darydavau, aš atsimenu, ten žaisdavau namus šaknų. Tada darydavom, atsimeni, tuos sekretus tokius. Reiškia, mums nereikėjo realiai tų žaislų kažkokių, mes surasdavom juos kieme. Mes surasdavom va, tas, kas augo, tas, kas buvo. Ir aišku, jeigu turėdavai jau dar kažkokį tai žaislą, nu tai čia dar kitas lygis. Bet iš principo, man atrodo, dabartiniai vaikai, tai jie daugiau auga tokiam pertekliuje visko. Pertekliui ir, žinai, tu va paminėjai, pavyzdžiui, ant medžių ar ne sekretus, tai va dabar kiek mamų leistų daryti iš stikliukų sekretus. Imti stikliukus ir daryti sekretus ar ten štabus medžiuose. Tai va tas irgi mes labai saugom tos savo vaikus. Tai patys patyrėm tokią laisvą vaikystę, kur galėjom daryti bet ką ir tėvai nežinojo, ką mes darėm, bet savo vaikus labai apribojam ir labai saugom ir jie tokie pas mus labai kukoniuke auga tokiam, žinai. Tas atpalaidavimas ir mum gerai, bet ir vaikam kartu gerai, nes jie tada gali, sakau, reikštis, augti kaip jie nori ir į kurią pusę nori. Tai
tas irgi labai svarbu tiek mum, tiek vaikam, manau. Taip, taip, taip. Tai žinai, kaip aš sakau, žinai, nesistengti to vaiko steriliom sąlygom Taip. tokiom auginti ir įsivaizduoti, kad jeigu va tai bus, tai tikrai aš būsiu gera mama. Aš kaip dar kartą kartoju, žiūrėk, kaip beaugintum savo vaiką, pabaigoje jis tau pasakys, kad kažką darai blogai. Aš turiu vieną, kuriam jau 21 metas, tai tikrai, žinokit, nesu tobula mama, toli gražu. Ką aš išmokau per tą visą laiką, kurį aš, sakykime, turiu su tais vaikais ir mėgaujuosi, ir kaip aš sakau, jie mano didžiausi mokytojai kokie yra. Aš visą laiką turiu drąsos atsiprašyti už tai, kad aš kažką nepadariau neteisingai, nes ką aš tai darydama duodu jiem galimybę irgi klysti. Nes jeigu jau mama suklydo, ne, ir jinai dar pasakė, kad, sorry, padariau blogai, tai ir aš kaip ir turiu teisę klysti, nes tik klysdami mes galim tapti geresnę savo versiją. Tai va šitoj vietoje tiesiog nuimkite mamos visos, nusimkite tą šydą, kad jūs būsite tobula mama. Garantuoju, nebūsiu. Vis Taip, tiek, taip, tikrai netgi atrodo, sakau, mes 7 metus turim fizinę parduotuvę, tai kažkada gal ir aš galvojau, kai tik tai susilaukėm vaiko, tai kažkaip atrodė, kad ta tobulybė egzistuoja ar ne kažkokia, bet žinokit, visos mes vienodas, visos šaukiam kartais ant vaikų. Tai nėra tokio kažkokio etalono, kur jau tikrai, mums tik taip atrodo, nes mes nematom, kas darosi už uždarų durų, mes nematom, kas būna, kai mama būna supykus ar nepavargus, kai vaikas neklauso, tai mes kartais tų nematom, toj pačioj socialinėje erdvėje matom tik tai, ką nori rodyti kitos mamos. Tai visos mes turim tam tikrų iššūkių ir tikrai to tobulumo nėra čia motinystė ir jo ir neturi netgi būti, nes apskritai tobulumas jis yra toks kaip mūsų įsivaizdavimas, tikslas ar ne, kur mes galime aukti link to tobulumo. Nes jeigu visos būtume tobulos, tai tada tiesiog nebūtų kur aukti, taip. Ja, ir žinai, aš tai atsipalaidavau tuo metu, kai turėjau tokią amžinatilsį jau savo mokytoją, jinai sako, žinai, aš tuo metu auginau 3 berniukus. Ir jie manęs neklauso. Neklauso, mušasi, rėkia, vienu žodžiu, pas mus namuose tikrai kas atvažiuoja į svečius, tai turi būti stiprių nervų žmonės, nes tikrai yra garsu. Ir mes itališko su vyru būdo, reiškiasi, ir jie save pažįsta, jie save atranda. Kodėl yra gerai, kai vaikas užauga daugiavaikiai šeimoje? Dėl to, kad jis ištisai konkuruoja. Tu pažiūrėk, aš turiu 3 sūnus, kurie taip konkuruoja ištisai kiekvienam žingsnį, o tam 3 mažajam, tai aš iš viso nepavydžiu augti su 2 vyresniais broliais, nes jis pastoviai buvo kažkoks tai netoks. Taip. Ir pastoviai, ir įsivaizduok, kaip mamai, kai tu girdi tą pastovų tokį pjautynės, kiek aš ten psichologijos kursų nebaigus, kiek aš hipnozių nebaigus ir visų kitų technikų, ne visada jos padeda, aš galiu pasakyti. Tik iš emocijos kartais būna, jos išsprūsta, bet kaip aš ir minėjau, kas yra labai svarbu, mes visi darom klaidas ir tai yra normalu. Bet jeigu tu jau nebesusivaldėjai ir tikrai užrėkė ant to vaiko, tu visada gali sugrįžti ir sakyti, aš atsiprašau, čia ne apie tave, čia apie mane. Tai yra mano emocijos, su kuriomis nesugebėjau susitvarkyti, arba dabar mano vaikai net moka. Jeigu aš tik pakeliu balsą, jie sako, mama, bloga diena buvo, ne? Jo, tai mums reikia komunikuoti su vaikais šitus dalykus ir tokiu būdu mes juos mokiname ir jie supranta, kai jau mes pakeliam balsą, jie supranta, kad čia ne apie juos ir nepriima asmeniškai, nes kai aš dirbu paskui su tais suaugusiais žmonėmis, kurie, vaikai buvo auginami ir jie stengiasi, tėvai iš jų darė kažkokius tobulus, sakykime, patys jautėsi, kad labai nori būti tobuli. Ir tada tas vaikas pastoviai jaučiasi nepakankamas, nes lyg tai tų lūkesčių mamos arba tėčio negali patenkinti, nes vis, matematikos ne 10, gavo 9, ne? Arba ten turėjau tokį klientą, vyrą, kuris tikrai mokėsi labai labai gerai, daktaras yra dabar. Ir tėvas jam visą laiką sakydavo, neblogai. Nesvarbu, ką jis padarydavo, jis niekada negaudavo pasakymo iš tėvo, kad šaunuolis, kaip tu gerai padarai. Nepakankamai geras visą laiką, ar ne? Jo, ir pas jį atsirado viduje jausmas, kad jis nepakankamai geras. Tada jis įrašo kažkokį darbą, ne? Ir jį tikrina, perdaro ir perdaro. Ir toks jausmas, žinai, tam perfekcionizmui, jam nėra niekada pabaigos, nes mes kartelę vis keliam aukštyn ir keliam aukštyn. Ir tokiu būdu žmogus tampa labai labai nelaimingas. Tai mes, mamos, būdamos laisvos, būdamos besimėgaujančios gyvenimais ir jo teikiamais malonumais, mes visą tai perduodam savo vaikam kaip leidimą
irgi taip padaryti. Ir vat kai pas tave ateina ir renkasi tuos žaislus, tai tu gali, man atrodo, net skaityti tas moteris, kurios ten ieško, nu ką dar geriau tam vaikui padaryti. O gal tu žinai kokį būrelį, kur čia užrašyti, kad jis ten kažkur kažką darytų, ane? Bet pas juos pastoviai, o vat jeigu tu joms sakytum, o klausyk, o ką tu šiandien, arba ką tu šią savaitę savo gero padarai? Įdomu, koks tada būtų atsakymas. Nes mes labai dažnai galvojam apie savo vaikus pirmiausia, tada apie savo vyrą, nu tada dar jeigu jau dar ir dirbam, tai dar ir apie darbą, o paskui jeigu lieka kažkada, tai, nu, tai nežinau, po kablelio kažkokią dieną dar gal nagus nusilakuojam. Ačiū Dievui, žinai, darydavo manikiūrą ir būdavo tas normalus lakas, kur reikėdavo laukti, kad jis džiūtų. Nu, tai kaip ir neturėdavom pasiteisinimas, kad negaliu nieko daryti, nes reikia nudžiovinti nagus. Tai dabar sugalvoju ir tos nagus padaryti labai greitai. A ne, tai dabar jau dabar, tai, nu, kaip aš sakau, iš manikiūristo tiesiai į plovyklą arba dar kur nors. Indus plavyti. Jo, ir kaip ir nėra oficialaus tokio, reiškia, pasiteisinimo, kad aš dabar negaliu. A ne? Ir ką dar dabartinės mamos, man atrodo, daro iš to, ką aš girdžiu aplinkui, kad jos netgi, jeigu mes augom, ne, tai mums tikrai duodavo daug darbo. Nu, mes dirbdavom. Taip. Buities darbus, ten, sakykime, sode kieme ir visus kitus dalykus. Mums tėvai duodavo darbo. Šiuolaikiniai vaikai sėdi telefonuose arba kompiuteriuose. O jeigu tie visai maži, nu tai jau jie ten, kaip jiem gaunasi, taip jie daro. Taip, tai čia yra iš tikrųjų ir paradoksas, nes tyrimais netgi įrodyta, pavyzdžiui, jeigu mes vaikai apskritai prigimtinai, jie yra linkę padėti buityje ir jie netgi džiaugiasi, jeigu tu pakvieti juos ten gal netobulai išplauti ar ten kažką padaryti, bet tyrimais įrodyta, kad netgi vaikai sėkmingesni būna, nes jie prisideda prie šeimos ar ne, gyvena tam tokiam socialiniam gyvenime šeimos, tai netgi, kai neduodam tų darbų, tai net ir pakenkiam, atimam tą galimybę iš vaiko ar ne būti šeimos dalimi, tikra šeimos dalimi, kuris gali irgi kažkaip prisidėti prie jos. Tai kartais saugodami, aš sakau, mes padarom tokią meškos paslaugą savo vaiką. Taip. Arba dar kitas būdas, žinai, ką aš matau, kai keliauju, kad, nu, kas vyksta dabartiniai visuomenėje, ne, mes tėvai išvažiuoja su vaikais į atostogas. Ir stebėkim, kaip jie leidžia atostogas. Tu tikriausiai irgi esi mačius. Visi sėdi telefonuose arba iPaduose. Ir aš taip, ir netgi prie stalo, kai valgo. Taip. Ir aš taip, okei, tai ko jūs čia atvažiavot? Taigi galėjot sėdėti namie ir sėdėti sėkmingai visi savo tuose telefonuose ir iPaduose. Tai iš principo, ane, mes kaip ir norime iš vienos pusės būti geri labai tėvai, ane, bet iš kitos pusės mes matyt ant tiek esam pavargę nuo to viso gyvenimo, kad, nu, mes galvojame, imk tu tą iPhone'ą ar tą iPadą, nors bus ramu kuriam laikui. Ir tokiu būdu mes kaip ir patys nepailsim, nes mes ištisai esame sraute informacijos, nes nuolat scrollinam ir lyginamės, ane, su kitais. Vaikai lygiai tą patį daro. Tai kitą kartą galvoju, kad gal tokia informacija arba tokia žinutė mamoms surezonuotų, kad vaikai tai yra mūsų atspindžiai. Kaip mes elgiamės, taip jie elgiasi. Jeigu mes sakom vaikui padėk telefoną, ne, o patys scrollinam, tai tas vaikas, jo, rimtai, o tai kodėl tu tada taip darai? Tau galima, man negalima, ar ne? Ir tada toks. Ir tada gaunasi, tai vat lygiai taip pačiai sugrįžtant vėl prie mūsų temos apie tą laiką savo, tai jeigu mama nesugeba rasti laiko savo, arba mano, kad jai, nu, jinai neverta to laiko, arba kad jai, nu, kaip ir neskirta, ne, gal jinai taip išauklėta, ne, nes mes iš tikrųjų esame užaugintos toj visuomenėje, ne, kur vyras ir dėl vyro viskas daroma, o moteris, nu, kaip savaime suprantamas dalykas, ne, nu, vat jinai yra ir viską daro. Bet žiūrėkit, čia moters problema, ne vyro. Vat moteris turi pradėti kalbėti ir komunikuoti. Jo, bet aš irgi galvoju, žinai, ir galvoju, gal vyrai net ir nesupranta, žinai, kad kažkaip įsivaizduoja mūsų visuomeniai, kad, nu, vat motinystė yra įgimta, kad tu tą leliuką parsiveži ir jau žinai, ką su juo daryti. Bet iš tikrųjų, tai mamos tiek pat nežino, ką su juo daryti, kaip ir vyrai, ar ne? Tik tai, kad mamos jos vat yra paliktos su tuo vaiku ir jeigu jos ten, nežinau, kažkiek laiko skiria, ten metus du, tai aišku, kad jos daugiau tada žino apie tą vaiką, bet tik todėl, kad jos lieka su juo 24 valandas. Bet šiaip prigimtinai, tai mes tikrai nežinom, kaip tuos vaikus auginti, ar ne? Nu, tarsi,
kaip čia pasakyti, tos žinios neteina savaime suprantamai. Vat tie tėčiai taip pat galėtų įsitraukti ir padėti, ir tai turbūt reikėtų mum komunikuoti kaip mamom, kaip moterim, ne, kad, nu, aš irgi gal kažko nežinau, ar ne? Tai vat per tą, nesakau, vyrai galbūt kartais ir nesusimąsto, ir galbūt ir mes pačios kartais to laiko savo nepasiprašom, ir galbūt tiem vyram atrodo, kad čia, nu, tai jai faina čia su tuo vaiku, čia motinystė, ne? Tai jo, reikėtų turbūt komunikuoti, prašyti, sakyti, kad aš pavargau, kad man reikia laiko savo, ar ne, ir pirmiausia pradėti nuo kalbėjimo. Taip, 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 nes daug dalykų, jeigu tu, nu, kaip ir vaidini, arba pradžiai gal tu ir jautiesi labai gerai, paskui jau vaidini, kad tau gerai, ne? Ir paskui tu supranti, kad, nu, klausyk, nėra jėgų jau tai vaidybai, nes, nu, tiesiog nėra, ne? Ir tada gimsta pyktis ant to partnerio ar ne, ant vyro, tai kad tu gali čia viską daryti, ar ne, o aš turiu sėdėti namuose ir tu manęs nesupranti, ar ne, tas toks nesusikalbėjimas. Taip, tu pradedi priekaištauti vietoj to, kad pasakytum, kaip aš jaučiuosi šitame gyvenimo etape, kuriam aš esu. Ir va šitoj vietoj, jeigu nėra tos komunikacijos, nes jeigu žiūri statistiką, daugiausia žmonės išsiskiria, kai vaikam yra apie 3-4 metai. Ta prasme, tai čia yra natūralu, nes čia yra iš tikrųjų fiziškai ir emociškai labai sudėtingas porom etapas. Ir labai dažnai mamos, ką jos padaro, tai jos visiškai pamiršta save, puola 100% į tą motinystę, tai aišku, visiškai pamiršta savo vyrą ir jisai tampa tik tai nupirk, atneš, paduok, paimk. Ir iškesi, ir tokiu būdu, kas vyksta, santokos ir tos meilės, dėl kurios jie kartu, jos nebelieka. Ir tada lieka tik tai krūva priekaištų ir nepasitenkinimo. Ir jeigu tu nepasižiūri tai pailsėjus ir blaivom akim į tą situaciją, kad nuklausyk, bet čia gal ne apie vyrą, čia pirmiausia galbūt yra apie mane, nes jeigu visos moteris pirmiausia pradėtų nuo savęs, tai žinokit, pasaulis būtų žymiai, žymiai gražesnis ir laimingesnis, dėl to, kad aš sakau, vienintelis dalykas, ko moteriai gyvenime reikia, tai yra malonumai. Nes įsivaizduok, moteris paskendus malonume. Nu kaip jinai reaguoja į situacijas? Su šypsena, ne? Nes jai viskas faina. Jau jinai nuo ryto faina jaučiasi, ne? Bet jeigu jinai yra užsiparinus ir jinai iš viso pamiršo, kas yra malonumas, arba iš viso dar jo net nepatyrus, tada aišku, ją viskas erzina. Ir tas vyras niekaip negali man nupirkti gėlių, nors rodau į tas duris 100 kartų jau. Bet irgi nepasakau, kad aš noriu gėlių. O vyrai ir moteris, mes tingos visiškai būtybės. Jie masto, einu, paimu tiesiai ir atnešu namo, o moteris, jinai aplinkui, kas jai gražu, kvepia, skanu, jinai yra visiškai kitokia. Ir dėl to, jeigu mes nesuprantame, per kurią pusę ir kaip prieiti prie to vyro, kaip prieiti prie tų vaikų, bet pirmiausia, save statyti į prioritetinę poziciją ir visą laiką skirti laiko savo. Nes, kaip aš sakau, iš tuščios stiklinės, sorry, nieks negeria, ten nėra ko. Tai va šitoj vietoj išmokti komunikuoti, ką ir tu sakai, pasakyti, žiūrėk, aš noriu taip, man reikia taip, bet irgi ne kategoriškai, ne taip, kad tu vyrui priekaištų, bet ramioj, mano sesė, man yra pavyzdys, kaip jauna šeima nuostabiai augina 2 vaikus, kas vienam yra dabar 3, kitam metai. Jie po šiai dienai, aš žiūriu, ją negaliu atsidžiaugti, nors abudu daktarai, jie randa laiko, tas vyras prieš išeidamas į darbą, pakeičia pampersus, išneša šiukšles, ten padaro maksimaliai, ką jis ten gali jai padėti. Tada jinai atsikėlus ten žiūri tuos vaikus, veda į darželius, kas kur kaip. Bet jinai tik randa minutę, jinai susitvarko savo nagus, susitvarko antakius, su peniuaru gražiausia vaikšto namuose. Aš žiūriu ir sakau, Dieve mano, jūs reikia į teliką, jums rodyti visiems žmonėms, kaip reikia auginti vaikus. Ir aišku, naktim nemiega, vaikai rėkia, vienas atsibunda, kitas, būna įvairių. Bet esmė, aš matau, kaip jie viens kitam padeda. Jinai tikriausiai, jeigu vaikai apsikakoja, net nekeitus yra pamperso, nes tai daro vyras, nes tai jai nepatinka. Bet čia mūsų pačių toksai apsisprendimas, ko aš noriu, ko aš nenoriu. Ir ta drąsa išdrįsti prašyti, nes ne visi vyrai, kaip tu irgi sakai, nu ne visi vyrai supranta, kad jam reikia padėti. Galbūt jis augo šeimoje, kur tėvas nieko nepadėjo mamai. Ir jis nemoka, bet mums reikia įsižioti ir pasakyti, ko mums reikia, teisingai. Taip, taip.
Nes man atrodo, mes kiekviena esam buvę toj situacijoje ir aš kaip atsimenu savo tą laiką, bet mes 4 mergaitę iš viso auginom be jokios pagalbos. Nebuvo nei močiučių, nei auklių, absoliučiai nieko. Bet mes abudu su tokia didelė meilė ir tokiu pasimėgavimu, galbūt, kad tai vėlesnis vaikas, galbūt, kad tai jau yra 4. Mes su tokiu džiaugsmu auginom tą vaiką, kad aš nesuprantu, jei va dabar jau 9,5 metų, aš nesuprantu, kodėl jinai taip greitai auga. Man atrodo, kad aš norėčiau tą laiką sugrąžinti. Ir dar kitas dalykas, kas vyksta, kad mama, vat, būdama šitame etape, labai dažnai iš visuomenės tos pačios susilaukia tokio lyg tai nebylaus priekaišto, jau aišku, kai vaikas ten yra 3-4 metukai ar daugiau, ane, tai ką tu dar nedirbi, tai ką tu čia neveiki, tai iš viso, ko tu čia užsiminėjai, tai tu nieko nedirbi Tai tu šeimoje. tik su vaiku sėdi. Taip, taip. Čia geras, ne? Mhm. Ir tada ta moteris, aišku, pasižiūrėjus visą Instagramą, ne, ar Facebooką, supranta, kad, nu jo, matai, va tai ir verslą turi, ir vaikus jau ant 3 pagimdė, ne, ir žiūrėk, kokia graži, ir taip, ir tada ką jinai galvoja apie tai, ką tu irgi kalbėjai. Kad, nu, reiškia, aš esu nepakankama tokia, kokia esu, man reikia, reiškia, stengtis dar labiau. Ir tada kas įvyksta? Visokios depresijos ir visi kiti dalykai. Ir tada tie vaikai irgi nebesupranta, kaip, nes jeigu mama taip jaučiasi, kaip vaikas jaučiasi. Jis irgi nei tarp dangaus, nei tarp žemės, jis nesupranta, kur jo vieta. Ir va tas suvokimas moters, kad žiūrėkit, vaiko auginimas čia yra šventa. Ir jis tęsiasi neilgai, nes mamų vaikam reikia iki 14 metų. Paskui jie sako, nesikišk, tu nieko nesupranti ir apskritai tu nieko nežinai. Gal net ir anksčiau dabar sakyčiau, 14 dar taip stipru, sakyčiau, jau jie anksčiau pradeda atsiskirdinėti. Tai va, kai tu pagalvoji, kad ta motinystė tęsiasi taip trumpai ir dar tu galvoji, kad, nu, čia, žinai, aš čia gal švaistau savo laiką, kad aš čia, žinai, kažką prarandu, kažko ten, mano mokytoja, atsimenu, amžinatilsis sakydavo, žiūrėk, kai atliksi šitą darbą labai gerai, tau visą tą duos socialiniam lygmenyje darbą, kuriuo tu labai džiaugsies. Bet pirmiausia, tu turi atlikti šitą darbą labai gerai. Bet tai nereiškia, kad tu turi pamiršti save. Ir tai nereiškia, kad pas tave neturi likti hobių. Ir tai nereiškia, kad tu gali kalbėti dabar tik apie pampersus ir apie kažkokias tai kitas nesąmonės, ne? Prasme, moteris turi save lavinti nuolat ir skirti savo laiko nuolat. Net kitu atveju jinai neįdomi savo, jinai neįdomi vyrui, jinai neįdomi vaikams. Ir žinai, tas tada toks, kai tas vaikas išeis ar atsiskirs, ar ne, nebūtinai išeis, gal atsiskirs, tai toks, to tuštuma tokia atsiras. Net, nu, tarkim, tu paminėjai 14 metų, ar ne, ir tas vaikas jau kaip ir tu čia nieko nesupranti, tai tu vis do 14 metų tu skiriai tam projektui vaikui, ar ne, pavadinimas vaikas. Ir štai staiga viskas, tas vaikas, jis jau išeina, žinai, su draugais kažkur, tu jau nebežinai, kas vyksta jo gyvenime, nu, sąlyginai, ar ne, ir tu lieki be nieko, tu neturi hobį, ar ne, nes tu pamiršai, tu turi iš naujo save atrasti, iš naujo save sukurti, sulipdyti. Ir tai yra ilgas procesas, nes nu, tu tiesiog labai ilgą laiką buvai nu, ties vienu projektu tokiu. Tai vat, svarbu neprarasti savęs, savo kažkokių hobių, pomėgių ir rodyti vaikam, kad, nu, kad mes visi esame asmenybės, o ne mama kažkoks aptarnaujantis personalas, ar ne, kuris padaro pietus, vakarienę, ten sudeda kuprinę ir panašiai. Taip, pritariu, labai svarbu yra nepamest savęs. Ir dar kitas dalykas, žinai, kai nu, aš stebiu vyresnius žmonės ir kas vyksta su jų gyvenimais. Tai vat kas jau 14 metų, tai jau čia toks pirmasis ženklas, kad jau tu nereikalinga. Bet kai vaikai sukuria savo šeimas, tada tu tampi iš tikrųjų nebereikalingas. Taip atvažiuoja, taip aplanko, taip ten nuveža anūkus galbūt, taip dar kažką tai. Bet iš principo, jeigu tu niekada neturėjai savo gyvenimo ir savo kažkokios veiklos, čia yra nu toks stiprus momentas, kai moteris tikrai labai stipriai krenta į labai gilią duobę, nes jinai jaučiasi nebereikalinga. Į duobę krenta arba pradeda dažnai vadovauti tai naujai šeimai, labai kišti tą šeimą, ar ne? Tai dar yra blogiau turbūt, kai tu vis tiek to vaiko savo nepaleidi ir bandai kažkaip kontroliuoti jau naujai jo sukurtą šeimą. Arba kaip vaikus auginti pradedi aiškinti, žinai. Tai tas irgi būna, kad ir vežimėlius renka močiutės, ir ten sauskelnes parenka, nu, ir aiškina, kada maitinti, kaip maitinti. Tai tas irgi būna ir turbūt tas ateina iš to, kad tu savęs
save pameti kažkuriuo momentu. Jo. Ir čia vat patiriam taip svarbu suprasti, kad čia viskas yra laikina. Kaip aš sakau, motinystė čia yra tik viena mūsų gyvenimo dalis. Labai labai svarbi, labai reikalinga. Ir kaip aš ir pradėjau visą pokalbį nuo to, kad tai čia yra vienintelis darbas, kuris yra be jokios naudos savo, kuris atiduodama visatai, ne, ir dėl kurio va, ta visata ir tos energija sukasi. Tai mes darom, labai didelį darbą, bet jokių būdų mes negalim užmiršti savęs darydamos tą darbą. Nes kaip aš sakau, mes vaikam tiesiog rodome savo pavyzdžių ir vat kodėl labai svarbus išlaikyti tą gražų santykį su vyru ir jį tikrai puoselėti ir jį tikrai auginti dėl to, kad taip bus tiesiog vaikam pamoka, kaip jie sukurs savo šeimas. Ir jeigu tėvai nuolat rėjasi, nuolat priekaištauja, nuolat arba dar blogiau būna, kai mama pastoviai tėvą vadina kažkokiais negražiais žodžiais, ne? Ir paskui sako, kodėl negerbė vaikai tėvo. Įdomu, kodėl. Ane? Ir paskui sako mane, kad visi žodžiai, kuriuos išmoksta mūsų vaikai, yra mama mokina kalbos ir kalbėjimo. Tai va šitoj vietoje, jeigu mama pati savim nesirūpina, savęs neaugina, savęs netobulina, tai koks žodynas gali būti pas mamą? Jis bus labai skurdus. Ir tokiu atveju vaikas turės lygiai tokį patį žodyną. Tai va ta mama ir jos vystymasis, nes visą laiką, aš galvoju, gal iš tos prizmės mamos galės, rezonuos labiau jom, kad žiūrėkit, augindamos save, jūs auginat realiai savo vaikus. Ir va čia yra labai svarbu, kad kuo ta mama daugiau dalykų išmanys, ne tik tai apie tai, kaip pakeisti sauskelnes, ne, ar ne tik nupirkti teisingą žaislą, bet apskritai gyvenimo tiesas, va kaip aš sakau, jų tiek daug, jų tiek yra įvairių, kad jeigu mes kiekvieną kartą skirsim ir turėt tokį kaip rutiną, kaip savo kažkokį laiką, va aš galiu pasidalinti, kaip aš augindama tuos 4 vaikus vis dėlto nepamečiau savęs. Tai aš kai irgi dirbau ir tuo metu ir vaikai augo ir galvoju, gerai, aš noriu savo laiko, bet aš neturiu, kurio metu aš tą laiką galiu turėti. Ir aš supratau, kad vienintelis laikas, kurį aš galiu savo skirti, tai reiškia, aš turiu valandą atsikelt anksčiau. Ir aš taip dariau, aš atsikeldavau valandą anksčiau, tada aš, reiškia, gerdavau ten visokius vandenėlius, kokius aš ten geriu šiltus, tada eidavau pasivaikščioti ir po to tik tai prasidėdavo mano diena, reiškia, išsiprausdavau po dušu ir tada jau keldavau, žadindavau vaikus ir ruošdavau juos į mokyklą. Tai va tokiu būdu aš suradau laiką savo. Dabar tas laikas, kas čia yra gero, kai tu pradedi tai daryti, po kurio laiko, to laiko tau norisi dar daugiau. Ir tada atsiranda, sakykime, dabar aš jau keliuosi po 5:15, kad galėčiau iki 7 valandų skirti savo laiko. Tai vat mes, darydami tokius dalykus, mes suprantam, kad tai yra vienintelis būdas, jeigu tu ypatingai turi mažus vaikus, tai yra vienintelis būdas, kada yra laikas savo. Mano klientės, sakykime, kurios ten dirba kažkokį darbą, kur nėra ofisinio darbo, ten nuo 8 iki 5, jos sako, aš išvežu vaikus ir va tada yra laikas man, ten nuo 9 iki 10 aš einu į jogą ar dar kažką darau. Tai vat mes visą laiką galim surasti vietą ir būdą, kaip mes galim susigalvoti kažkokį ritualą arba kažkokį dalyką, kuris bus tik mūsų. Niekas daugiau nemis. Galim, žinai, tą laiką gal kartais, vat kaip tu sakai, išvežam vaiką, ar ten pietų miegelis, pavyzdžiui, ar ne, bet dažnai ten reikia indus suplauti, reikia aptvarkyti, apmėtyti žaislus, reikia kažką padaryti ir tas laikas dingsta, vaikas atikelia ir tu vėl įsisuki į tą patį ratą. Tai vad gal kartais, žinai, reikia pamiršti tuos indus, tuos ten skalbinius, nežinau, išmėtyti žaislus, pasidaryti savo kažkokį plotelį, žinai, ir pabūti su savim, paskaityti knygą ar ten muzikos tos pačios paklausyti, nežinau, kas ką mėgsta. Tai turbūt reikėtų prioritetus tiesiog perskirstyti ir to laiko turbūt galim surasti. Tikrai taip, nes mano kita mokytoja mokino, sako, žiūrėk, žinai, kokia laimingiausia šeima, aš sako, turiu tokius draugus. Sako, aš ateinu pas juos į svečius, jie turi vaikus, turi, reiškia, kates, šeima normaliai pilna. Reiškia, ir aš ateinu pas juos, jie visi sėdė ant grindų, sako, žaidžia, ten kažką daro, žinai, namai apkuisti visi, žinai, aš šiandien kažkaip susirandu vietos, kur ateiti atsisėsti, žinai. Ir jie sako, tada jiem top mintis, o ką mes turim šaldytuvę, ko nors pavaišinti ją, ar ne? Va čia yra tokia pamoka arba tikslas, kai tu gyvensi taip momente ir taip džiaugsiesi tuo, ką tu darai, nekreipdamas dėmesį į chaosą, negalvodamas apie tai, kad dabar kažkas ateis į svečius, reikia viską susitvarkyti. Ne?
Arba kad šaldytuve yra maisto, nėra, reikės to maisto, nueisi ir nusipirksi. Bet iš principo, vat pirmiausia, prioritetą dėti sau. Vat ko aš dabar noriu. Vat kas teikia man malonumą. Galbūt kakavos puodelio išgėrimas, galbūt knygos paskaitymas, galbūt muzikos paklausimas, ane, galbūt pašokimas, galbūt savo kažkokio smilkalo uždegimas. Nu, bet kas, bet sugrįžimas į tą, kad o kaip aš jaučiuosi, o kas mano kūne, nes dažniausiai mamos, jas nesupranta, kaip jų kūnas jaučiasi, nes jos jau nejaučia jo. Jos galvoja visą laiką, kaip ten tie vaikai ir visa ta buitis ir visa tai, kaip čia reikia viską suspėti ir padaryti, ne? Ir kad sugrįžti į kūną ir pajausti kūną, tai čia galėtų būti viena iš tokių praktikų, kad įkvėp per 4 ir iškvėp per 8. Jau tavo nervų sistema persijungs į kitą, iš fight and flight į atsipalaidavimo. Tai tokie paprasti dalykai, arba kai erzina visi aplinkui, tai va vėl 4 įkvėpi, per 8 iškvėpi ir kokius 4 ratus padaryk tokį dalyką. Ir suprasi, kad, nu gerai, da gal nėra taip čia baisu, kaip man atrodo. Ir tada paskambink tam vyrui arba parašyk žinutę, ne, kad žiūrėk, šiandien vakare aš einu į jogą. Nes mes labai dažnai pradedam galvoti apie save tik tada, kai pradeda ką nors skaudėti. Vėlgi pasidalinsiu savo pavyzdžių, kai pagimdžiau 4 mergaitę, aš irgi buvau taip norėjau būti daug su ja ir įsivaizdavau, kad jinai be manęs niekaip. Tai visą atidėdinėjau, sportą atidėdinėjau, iki kol nugaros skausmą pradėjau jausti gulėdama lovoje naktį. Tada aš supratau, kad čia jau yra viskas. Pradėjau eiti pas chiropraktiką, jis jau mane ten gal 4 ar 5 procedūros jau sureguliavo, jau aš gerai jaučiausi. Ir sako jisai man, sako, tai kaip tu dabar planuoji čia pas mane iki gyvenimo galo vaikščiot? Aš taip žiūriu, galvoju, nu nieko savo, pinigus moku ir dar jis man tokį priekaištą sako. Nu, sakau, nu gal ne, sako, marš į sporto salę. Nes tau reikia sutvirtinti nugaros raumenis ir pilvo. Buvo geriausi vaistai, kokius aš esu gavusi. Aš iš karto sekančią dieną užsirašiau į jogos užsiėmimą ir pradėjau sportuoti. Ir aš dabar puikiai žinau, kad jeigu aš to nedarau, mano skausmas sugrįžta. Va čia mes labai dažnai darome dalykus, iki kol nebegalim. Ir labai dažnai mamos teisingai, nu jom kažkas atsitinka su sveikata ar dar kažkaip, arba dar kitos mamos, girdžiu atsiliepimus, sakau, nu, du augina vaikus jau jie didesni ir sakau, nu, gimdytum dar vieną. Sako, žinok, nu labai norėčiau, bet tik ne su šitu vyru. Sako, buvo labai sunku. Ir natūraliai, jeigu iš tikrųjų, vat kaip tu kalbi, viena augini tą vaiką, nemiegotos naktys, dienos ir tu iš viso nesupranti, kuriam tu pasaulyje esi, nes aš žinau tą būseną. Tai atsiprašau, tikrai nesinorėtų dar vieno to vaiko. Nu, bet vėl klausimas, kaip ir mes ir kalbėjom, ar kalbėjo su tuo tėčiu, su tuo partneriu, ar išsakė, žinai, kaip jinai jautėsi, ar tiesiog tikėjosi, kad jis pats pamatys kažkaip ir, žinai, ateis ir sakys, nu, tai tu išvažiuok, o aš čia pabūsiu. Taip. Tai, nu, irgi tos situacijos turbūt skirtingos būna. Kartais, aš nesakau, kartais tikrai būna turbūt ir partnerių, kurie čia vaikas moteriška, kaip čia, pareiga ar ne, o darbas, o čia aš, nu, ne prie ko, čia ne vyram pampersus keisti, ar ne. Tai būna turbūt ir tokių vyrų, bet turbūt pirmiausia reikia kalbėti ir tik tada žvelgti kažkaip ar kažkaip sakyti, kad mano vyras netinkamas. Jo, nes aš tą patį, žinai, vat, nu, tą patį ir pasakiau, sakau, tai tu ar prašei? O jis sako, nu tai čia turėtų būti savaime suprantama, kad reikia ir artimoje aplinkoje, vos ne visi turi suprasti, kad tą reikia daryti. Nu, aš nesutinku su tuo, dėl to, kad aš suprantu psichologiją vyrų ir moterų, mes esame skirtingi. Ir vyram labai aiškiai reikia duoti užduotis. Ir jiem labai aiškiai reikia sakyti, ko mes iš jų tikimės, arba norim, arba ko mums reikia. Ir šitoje vietoje, nu tikrai mes netapsim karalienės, šalia aišku tų vyrų, kurie nėra karaliai, bet tie karaliai irgi jais tampama, jeigu tu juos po biškį motyvuoji, tu jiem rodai, tu jiems sakai, tu juos giri, tu juos matai, jie nori, kiekvienas normalus vyras, jis nori padėti moteriai, jis nori, kad jo žmona būtų laiminga, ar ten draugė, ar partnerė būtų laiminga. Tai prasme, normalus vyras tikrai nori, bet mes moteris dažnai galvojam, kad, nu tai kaip jis čia dabar nesuprato. Ir tada per tą, kaipgi jis nesuprato, nu jis tiesiog nesuprato, nes tu jam nepasakėjai. Ir aš visą laiką sakau, žiūrėkit, norit gėlių, pasakykit vyrui konkrečiai, noriu gėlių iš tos parduotuvės. Geriausia, nes dar gali nupirkti ne tokių, kokias tu mėgsti. O geriausia dar ir rūšį gėlių pasakykit. Taip. Nes dažniausiai irgi dar ne tą parneša.
Ir tada vis tiek nepatenkinta, nes kažko tai nepadaro taip. Nes jis parnešė gėlių todėl, kad aš pasakiau, o ne todėl, Jo, kad vis tiek turi prie vis to. tiek blogai. Nu, ir va čia tas užburtas toks ratas, vietoj to, kad pasakyti ir pasidžiaugti, o, nu, šaunuolis, nu, viršiai lūkesčius, ane? Arba dar kitas yra variantas, kai mes tikimės kažkokių dalykų, to nekomunikuodamos, grįžtam namo ir staiga to nėra. Mhm. Ir vėl, kas kaltas? Mes kaltos, nes mes prisifantazavom, apie tai nieko nepapasakojom ir tikimės, kad jis perskaitys mūsų mintis. Aš labai gerai atsimenu, kai pirmą vaiką palikau su vyru, gal jam buvo 6 mėnesiai, nežinau, kad nutraukus buvau pieno ir jau su buteliuku tas vaikas jau galėjo gerti tą pieną. Aš grįžtu namo, muzika paleista, kažkoks ten, reiškia, koncertas vyksta, vaikas tam Baby Bjorne, buteliukas atremtas į tą Baby Bjorną ir jisai tam geria tą pieną, abudu miega ir vienas ir kitas. Ir reiškia, ir gerai, aš galiu rėkti arba pykt, kad kaip tu neprižiūri vaiko, ar čia nelaikai jo rankose ir nemaitini taip, kaip aš tai daryčiau, arba pasidžiaugti, kad jie būtų sveiki, gyvi ir jie klauso muzikos. Ir va šita reakcija mano, ne, jeigu, sakykime, būtų neigiama, būtų vienas jau toks trafaretas elgsenai, arba kita reakcija, kada yra pozityvi ir pasidžiaugi, tada jis sako, išleisiu ir kitą kartą, nes matai, kaip jinai moka mane pagirti. Tai va šitoj vietoje mes moteris labai dažnai savo iškeldamos tą aukštai kortelę, iškeliam tiem vyram dar aukščiau kartelę ir tada neįmanoma pasiekti tų kortelių ir mes pastovi esam nepatenkintos. O kodėl nepatenkintos? Nes esam pačios nepatenkintos savimi, nes esam pavargę ir išsitaškę į visas pusės. O tie indai, kaip aš sakau, nu tegu krauna dar daugiau. Tai kažkas neapsikęs, nueis nuplaus. Vyras grįžęs iš darbo. Jo, bet čia yra toks sunkiausias dalykas, ne, kurį vat, mums reikia su savim, čia ir yra tas darbas su savimi. Kai tu supranti, kad klausyk, nu gerai, kaip tu sakei labai gerai, kai iš vaikų atimam galimybės daryti dalykus. Aišku, kad jie nepadarys tobulai taip, kaip tu padarai, bet jie padarys maksimaliai ir jeigu tu jį vieną kartą pagirsi, jis kitą kartą tikrai gražiau padarys. Aš, pavyzdžiui, tingiu labai ir labai nemėgstu langų valyti. Tai aš išmokinau vieną savo sūnų ir jisai už tam tikrus pinigėlius man valo tos langus. Taip, aš negaliu pakęsti langų valyti ir aš tai žinau. Ir nemėgstu dar šaldytuvą tvarkyti. Tai kitam sūnui irgi siūlau pinigų, kad sutvarkytų šaldytuvą, nes jis labai pedantiškas. Tai, ta prasme, bet aš anksčiau nedarydavau taip. Aš galvodavau, kad tik aš galiu taip gerai viską padaryti. Ir va čia mūsų moterų pagrindinė problema, nes mes galvojam, kad va tie visi aplinkiniai, nu, nepadarys taip gerai kaip mes. Ane? Arba kaip ir paliekam vaikus pas močiutės, ne kartais. Taigi 100 kartų, ar tu tai padarai, o tu nedavė saldainių, arba ten, žinai, to, nu, jeigu ir suvalgys tas saldainius, arba ten suvalgys ne taip, kaip tu duodi. Nu ir ką? Išgyvens, teisingai. Na jo, bet čia turbūt vėlgi tas ateina gal ir šeimų, bet ir turbūt iš socialinės toks spaudimas, žinai. Nes vat kažkaip vis tiek visuomenė galvoja, kad, nu, tarkim, ir tvarka namuose. Tai kieno atsakomybė, vyro ar moters? Nu vis tiek kažkaip moters, ar ne? Nu vis tiek jau čia, jeigu netvarkingi namai, nu tai čia jau apsileidus moters. Niekas nesakys apsileidęs vyras, žinai. Tai vat ir tas toks nebylus spaudimas turbūt ateina ir mes negalim atsipalaiduoti pilnai, žinai. Nes atrodo, vat laisva minutė, vaikas miega. Nu tai vat reikia susitvarkyti, nes tai kaip čia dabar aš netikus žmona, mama, čia, žinai, šeimininkė ir panašiai. Bet reikia kažkaip tą užslapinti, turbūt savyje ir pasakyti, ne, dabar mano laikas ir mano emocinė būklė yra kažkaip svarbesnė negu tie nešvarūs indai. Žinai, reikia save išsiplauti pirmiausia. Tai tiesiog priminti savo visą laiką, kad, išplausi tuos indus paskui. Vaikas atsikėlęs žais su kažkuo, aš išplausiu tuos indus. Tai vat tiesiog savo priminti nuolat, nes turbūt niekas neateis ir netitrauks mūsų nuo to vaiko ir dabar būk čia, sėdėk vienas su savim. Tai tiesiog reikia savo nuolat turbūt priminti, kartoti, kad svarbiausia esu aš. Ir netgi, žinai, yra labai geras įrankis, kurį reiktų naudoti. Žinai, kalendorių. Turime kalendorių. Tai jame tikrai surašyti visi vaikų būreliai, visos ten užduotys ir visi kiti dalykai, kur mes ten turim būti, susitikimai. Bet niekada nebūna tokios skilties pasimatymas su savimi. Tai tos, kurios klausysit. Aš tikrai kviečiu užvesti tokią skiltį. Vieną kartą bent savaitėj. Nuo to, kaip jūs įsivaizduojat, kiek jums jau yra daug, nuo 10 minučių iki valandos 2 ar netgi pusdienio, pasimatymas su savimi ar paros laiko, tai yra mano laikas.
Ir yra dabar tie kalendoriai, kurie dalinasi kartu su savo jūsų partneriais. Jie mato, kad tai yra jūsų laikas. Ir kitas dalykas, ką jūs turite įrašyti į savo kalendorių, bent kartą į mėnesį pasimatymą su vyru. Nes mes irgi pamirštam. Mes auginam vaikus, abudu, nu, jeigu netgi to dėlioju pavyzdžių, sakykime, bet mes pamirštam, kad mes irgi esame du tie žmonės, kurie kažkada labai labai stipriai mylėjo vienas kitą, o dabar per tą buitį iš viso pamiršom netgi, ką mes mėgstam, arba kaip kas mums patinka. Tai va šitoj vietoj irgi sugrįžti apie tai, kad ne tik tai pasimatymas su savimi kiekvieną savaitę, bet ir bent kartą į mėnesį pasimatymas su savo vyru. Ir grįžti ir suprasti, kad tie vaikai jūsų gyvenime yra tik labai labai laikini. Mėgautis tuo etapu, nepamirštant ir nepaliekant savęs. Nes jūs esate, kaip aš sakau, pavyzdys, kad jūs mylėsit save, jūs rūpinsite savimi ir jie darys lygiai tą patį. Ypatingai, jeigu mamos augina dukras. Tai jūs supraskit, kad jeigu jūs tokie va dabar vargšė ir auka ir, nu, nenoriu, negaliu ir iš viso man, matai, kaip nepasisekė, čia viena viską turiu daryti, tai žinokit, kad jūsų dukra užaugs lygiai tokia pati. Net ir berniukus auginant, žinai, kodėl berniukai irgi matys, kad, nu, vat, kad mama, jinai nepraranda savęs tapusi mama, jinai nepraranda savęs kaip asmenybės, jinai turi irgi turėti savo laiką. Ir vėlgi tas tėtis, naujas tėtis, užaugęs, jis visai kitaip žiūrės į savo žmoną, žinai, ir jis drąsiau padės auginti tuos vaikus. Nes jam bus jau supratimas, žinai, kad, nu, tai nėra kažkokia mamos, moters pareiga ar prigimtinė kažkokia, žinai, prigimtinis dalykas, kur jau jinai čia viskas, jinai tik tai gali būti su to vaiku. Tai vėlgi, tai tiek dukrą auginant, tiek sūnų turbūt tas yra svarbu, kad matytų tą pavyzdį. 100%. Ir dar vienas dalykas galiu pasakyti, kaip pas mus namuose. Aš visą laiką nuo ryto, nesvarbu, kad dirbu iš namų, aš visą laiką esu pasipuošus, pasidažius, susitvarkius plaukus, nu, aš tokia esu. Ir nesvarbu, aš auginau vaikus, aš dabar esu, aš visą laiką esu tokia. Ir čia kažkurį dieną šeštadienis buvo jau pasivaikščiot ir turėjau treninginės kelnes ir tokią maikutę. Ir paskui dar pradėjau gaminti maistą, mano vaikai atėjo ir sako, kaip tu čia dabar atrodai, kaip švedė. Ir aš supratau, kad jie viską mato ir viską pastebi. Ir jiem ta mama, kuri yra nuolat pasitempus, nuolat graži, nuolat pasipuošusi, tai jiem yra norma. O visa kita, kas tau atsitiko, kažkas atsitiko. Kažkas blogai, taip. Ir va šitoj vietoj mes turim suprasti, kad čia nėra, nu, mes nesam aptarnaujantis personalas, o juo tampame tik tai savo pasirinkimu realiai. Atsistok, kaip aš sakau, aukštyn galvą, pasipuošk ir vaikščiok. Ir kai prasideda klibėjimas santuokose ir visur kitur, aš visą laiką sakau, gerai, kaip tu kasdien vaikštai namuose apsirengus? Kaip? Nutrintais nėtis? Arba kokią nors suplyžusią suknelę, kurią reikėjo išmesti jau. Halatas dar būna dažnas irgi. Da, halatas, jo, susivėlus, riebaluotais plaukais. Aha, sakau, o tai kur ta princesė, kurią vedė? Ir va šitoj vietoj, ta prasme, tada moteris, nu, nekaltink vyro. Nes jeigu jisai namie neranda tos princesės, kurią jisai vedė, ir tu nesakai ir nekalbi apie tai, kad aš privalau turėti tam laiką, nueiti į kirpyklą, susitvarkyti, pasidažyti ir visa kita. Čia yra mano laikas šventas ir aš nenoriu net ginčytis apie tai. Bet moteris pati turi turėti tą balsą, kaip aš sakau. Sakyti, nes kada mes nedrįstam sakyti, kai mes nepasitikim savim. Kai mes nepasitikim, mes galvojam, kad jeigu aš čia pradėsiu jam priekaištauti arba sakyti, kad man nepatinka, jis mane paliks. Bet ta moteris, kuri pasitikė, jinai žino, kad jis geriau neras. Taip. Ir tada ta moteris sako, ko jinai nori, o tada tas vyras daro. Bet jinai girdi ir jaučia jį. Jinai žino, kada pasakyti, kaip pasakyti. Nereikalauti jokių būdų, bet tinkamai bendrauti su savo vyru, kad jis išgirstų, bet labai labai svarbu bendrauti, ką mes ir viso šito pokalbio metu, man atrodo, išdrįsti, atsigręžti į save ir paprašyti pagalbos. Taip, ir gal net, žinai, ne tik tapus mama, bet net jau ir besilaukiant, ar planuojant vaiką, apie tai kalbėti, kokie tavo lūkesčiai ir ko tu tikiesi, kad, žinai, paskui tai neišaugtų jau, kai tu esi pervargus, kai tu sakai priekaištą. Nes tada mes jau nebeturim tiesiog savietos kantrybės ir tai išsakom kažkaip piktai, kažkaip su priekaištu. Ir tada, nu, jau tas pokalbis yra visai kitokio atspalvio ir kitokios, žinai, struktūros, negu tu ramiu tonu apsitarsi, kaip čia bus tapus mama, prasidėjus, žinai, tam šeimininiam gyvenimui.
Taip, tai čia idealu netgi prieš tuokiantis apie tai kalbėti, kad suprastų, ar tikrai mes vienodai kalbame, Taip, taip. ar tikrai mes suprantame tą santuoką ir vaikų auginimą, lygiai taip pačiai finansus, lygiai taip pačiai asmeninis augimas. Yra daug aspektų, sveikata, ne, yra daug aspektų, kuriuos galim pereiti ir peržiūrėti, o vat kaip aš matau ir kaip tu matai, kaip mes abudu galime va šitose vietose rasti ir ne iš tos tik tai tokios emocijos, jo, man čia bus gerai ir viskas tvarkoj, bet iš tikrųjų paskui atsiranda visai kiti dalykai. Tu turi girdėti ir tu turi žinoti, kad tave irgi girdi. Ir tokiu būdu vyksta ta evoliucija, kaip aš sakau, vyksta vystymasis visas tos šeimos. Nes čia nėra konstanta, kad tu susituokiai ir staiga, žinai, aš ačiū Dievui ir labai dėkinga už tai, kad 23 metus kartu su vyru gyvenu santuokoje ir aš labai džiaugiuosi ir aš žinau, kad tai buvo krizių, tai buvo duobių, tai buvo visko, bet čia yra viskas tik tai, kaip aš sakau, nu viskas vystosi dėl to, kad mes abudu norim būti kartu. Ir mes matom, ir temos kaip ir seksualinė tema, apie tai reikia kalbėti. Kaip ir apie viską, bet moteris turi suprasti, kad jinai sutverta malonumam. Ir niekas nesakė, kad jinai turi čia vargti ir kankintis, ane? Bet labai dažnai iš šalies žiūrint, atrodo, kad jos taip, nu, tam sutvertos. Mes nekančiai sutvertos, mes sutvertos malonumams. Tai o kiek mes jų sugebam per dieną pasiimti, čia viskas priklauso nuo mūsų pačių. Nes kol mes nemylėsim pačio savęs, mūsų nieks nemylės. Kaip aš dažnai raginu moteris, klausykit, sakau, kol neužmesgėt romano su savimi, niekas kitas su jumis romano irgi neužmegs. Tai visą laiką pradėkit nuo savęs. Ir aš esu sukūrusi ir kursą online, gyvybinga moteris vadinasi. Tai iš tikrųjų tos, kurios nežino, nuo ko pradėti. Ne? Kaip rasti tą laiko. Tai va ten yra ir hipnozės, ir pamokos, 20 minučių per dieną, 8 savaitės iš eilės. Jūs privaloma tvarka turėsite skirti tam laiko. Tai labai dažnai mums reikia, kad kažkas įspirtų į užpakalį. Ne šiaip, žinai, aš, vat, pavyzdžiui, tą 20 minučių skirti, bet aš turiu, nes, nu, vat, yra toks grafikas, žinai, o ne šiaip, nu, tai va, 20 minučių aš dabar pasėdėsiu ten, žinai. O čia jau toks atsiranda grafikas ir aš turiu, man reikia. Taip, taip, aš turiu lengviau. kažką, tai kaip ir toksai apsisprendimas, kad aš noriu tapti geresnė savo versija, aš noriu to romano pati su savimi. Aš vienintelė galiu duoti savo to, ko man galbūt mama ar tėtis nedavė. Tai va šitas romanas su savimi, jisai turi prasidėti kiekvienai ir kol neapsispręsi ir nepasakysi, kad nuo šiandien ir aš darau, nu, nieks neįvyks. O kai moteris keičiasi, aplinka keičiasi, viskas keičiasi. Tai va šitoj vietoj aš ką norėčiau paraginti ir tiesiog paskatinti, užsiimti saviugdą ir savo asmenybės, nu, romanų su savim, nu, kaip aš sakau, nu, paprasta. Meilė sau, bet kaip ją suprasti, tai vat, nu, yra technikos, yra dalykai, kuriuos reikia kiekvieną mielą dieną daryti, kad suprasti, o, viskas, įmanoma, aš kuo toliau, tuo matau, kad aš galiu tai padaryti. Tai vat, nu, aš kviečiu tiesiog grįžti į save, kalbėtis ir užmėgsti tą romaną. Tai turbūt apibendrinant galima pasakyti, kad reikėtų savo priminti visą laiką, ar ne, kad aš turiu skirti ir dėl savęs laiką, ir dėl savo šeimos laimės, ir turbūt kalbėti su aplinkiniais, su partneriais, su šeimos nariais, išreikšti tai, ko mums trūksta, ko mums reikia, ar ne, ir nuo to pradėti. Žinoma. Tai ačiū tau, Lina, ačiū tau labai už pokalbį, už tai, kad tu daliniesi, už tai, kad tu turi tokią veiklą, kuri labai svarbi reikalinga ir kad tu pastebi tas mamas ir galų galiai iš šalies, kai kartais pasakai moteriai, ne, kad žiūrėk, nu klausyk, gal eik arbatėlės pagerk, ne, gal turi kam tą vaiką palikti, nes jau matosi, kad jau tau reikėtų. Iš tikrųjų to taip reikia ir ta veikla ir tie žaislai, kuriuos tu parduodi savo parduotuvėse, iš tikrųjų jie yra tokie reikalingi ir dar tas visas tvarumo klausimas, kurį tu turi, kad tą žaislą pažaidęs, jau sakykim, po pusmečio ar metų jau tau nebereikia ar tavo vaikui to žaislo, tu gali gražinti pas Liną į parduotuvę ir tada dar gausi pinigų atgal, o kitas gali galbūt nusipirkti tą patį žaislą. Tai va ta visa politika, kurią
tu skleidi ir kurios dėka tavo, manau, verslas tik augs ir augs dėl to, kad mums reikia žaislų, kurie lavintų, bet mums reikia tų žaislų ir lygiai taip pačiai galbūt mes negalim įsigyti, ne visi turim finansinės galimybės. Tai vad galimybė įsigyti už kitą kainą kažkieno gražintą, tai čia yra wow, stebuklingai gerai, nes dar niekada niekur nemačiau, netgi Švedijoje, kad taip darytų. Tai šaunuolė tikrai mums reikia ir mūsų visatai to labai labai reikia. Tai ačiū tau už pokalbį, ačiū už tai, kad daliniesi ir ačiū už tai, kad kuri dalykus, kurie tikrai reikalingi. Iki. Iki.